Sveiki visi, kita diena. Jo, mes jau... Biškį ryte atsikėlėm, bet pavargom. Karočią. Labai mes čia daug niekur nestatėm. Tai mes dabar... Mes žaidėm kitą serverį, kai matom. Ir matom, ką mes darom. Dabar naktis. Pala. Jeigu tiksliai galė nėra man. Jo. Ir čia nebus jokių ten nesąmonė, tai bus katalikų bažnyčia ir viskas. Jo, paprastai. Karočią bus susigintos kėdės. Bet aš padarysiu. Ne, aš padarysiu. Ne, aš galiu. Aš galiu. Aš irgi galiu. Aš padarysiu ten, gerai? Tai, karočią, šičia po langu nedaryk. Galas turi būti mažiau. Be jokio langų, tik tai šonuose būna langai. Kiek žinoti, jie. Tai gerai, per vidurį bus, kaip sakant, ten, kur kunigai skaito Bibliją, sakant. Dar pamiršom, kad padaryti žiūrovas dalis. Mes pamiršom dar padaryti tą dalyką, kad turime ne vien bažnyčią salę padaryti, bet ir kambarėlius, kur kunigai persirengia viską. Aš tai žinau, kur galėtumėm padaryti. Bet... Aš tai jau numanau, aš jau žinau. Žinot, taip esu suplanuojęs. Visų pirma, tai... Gerai, dabar, aš dabar noriu vieną dalykėlį padaryti. Kaip matot, mes... Jo padarėm ant sienos, bet dar stogo nėra. Mes ant pačios naujausias versijas Minecraft žaidžiam. Gerai, ko mums dabar reikia? Mums dabar reikia durų. Tai va, aš išimsiu prašmatniausias duris. Nu, bet jau aš taip sakau. Meniškus tokias. Galim va tokias vadinti. Arba tokias. Ne, man va tokias gražiai. Kaip nori? Arba tokias? Nu, tai čia džiūgas. Maždaug va tokias senas. Tokias mums palaikyti. Pasiklydau. Tai šitas serveris tikrai... Ulala, kokias duris? Duris tai geras. Jo. Grinos dalykas, bet tai... Aš padarysiu tom ir... Tai ką galiu padarysiu? Nekai geriausia, mes čia biškį dar pasikalbėsim, dabar žiūrėkite tam. Mes tada gali pasidaryti, nu, aš tau išgauti ir ten kokias kunigas šneka pamokslus tą. Tai aš ten padarysiu iš abiejų pusių kamuolį, gerai? Gerai. Ir dėl to galvojau, nu, ar tau tiktų, bet aš norėčiau padaryti viršui, kad ir kur varpus skambinu. Kad visus žmonės sukviestų iš viso nieko. Tai mes maždaug statysim ir miestelį. Villagerių, privarysim tų žmogelių, mes juos pavadinsim tikriausiais vardais. Tik tai žinau, kad pavadinsiu Martynas, Tomas, toksai, pavyzdžiui, Boba. Nu, savo gal vardą neminėsiu. Nelabai jau patinka savo vardą minėti. Įsivaizduokit, įsivaizduokit dabar, jeigu Tomas, pavyzdžiui, aš filmuoju video ir dar yra dar kitas žaidėjas, toksai villageris Tomas, tai nesupranta šito dalyko. Tai gerai, dabar aš ką dabar darysiu, tai darysiu kryžių, vienas, du... Ne medinį. O tai kokį darysiu? Žiūrėk. Ne, tu tik patark. Na, aš dažiau moku. Tu galėsi nieko padaryti? Aš dabar... Nereiktų varpų, nieko nereiktų. Aš maždaug dabar padarysiu tuos kėdutės. Bet tu turi sužinoti, kai reikia sudėlioti. O tai, jo. Meniškai, bet ne iš šitą akmenų, gal mūsų kaip su medienom. Reikia derinti, kaip ir senas, taip ir kėdės. Ir va čia sakytume, kad kur langus, bet va čia va. Palei šalia, ne? Ne, žiūrėk. Oi. Tai va šitą? Ar va šitą? Ne, jeigu turi iš ten, žiūrėk, nugriauštus tą būdų. Paimk akmeninis tokius. Jeigu dėmesį, man biškai pasakyti. Čia, atskaičiok čia žemyn ir vieną praleisk ten. Maždaug 4 blokai? Ir vieną čia praleisk. Va čia statyk, ne? Nuo čia 1, 2, 3 ir viskas. Ai, gerai. Ir taip ir visur statykis. 1, 2, 3, maždaug. 1, 2, 3. Ir taip geriausia bus. Ir dar statyk.
3. Kai matot, va pastatėm, išėjo neblogai. Ir dabar reiktų kampu, kad žmogui būtų į kam atsiremti. Ja. Reikia, žinai, pats lentelės tos. Taigi. O, aš čia jau paušiną paėmiau. Netičkau. Ir jeigu ką, jūs serverius... Palauk, aš noriu pasakyti. Jeigu ką, Tomas vadovauja šitam serveriui, ne? O šitos baigčias klebonas kas bus? Aš tu? Gali tu ir va... Žiūrėk, mes abudu būsim vadai. Ne, baigčiai kaip būna. Klebonas ir parapijai. Tai tu gali būti klebonas. Nes klebonas vadovauja baigčiai parapijai. O tu gali būti mano tas, kaip ten... Gal tarnas? Tarnautojas? Ką, ne? Ne, tu žinai... Ne, aš būsiu gal miestelio vadas. Tu būsi geriau meras. Aš Sakau miestelio vadas. Čia dabar, ką sugalvojau, kur čia? Aš suprantu, bet tu nepastebėjai. Mums lempų nereikia, mums reikia tik tai tokių senovinių. Jo, geriausia. Bet aišku, ne čia statyk, žinai, kur geriausia statyk? Šitą? Ne, dvi nereikia, užtenka jau. Per daug nereikia, turi būti, čia būti tam foką, biškai, nereikia daug. Išbjauti. Va, žiūrėk, 3 čia ir 3 čia. Oi. Ne. Dar tu tą. Ne. Juk neturi būti valyti karštą. Va, žiūrėk, 3 ten. O tu dabar pastatyk, žinai, kam rašyti. Ten, kur kunigas. Aš žinau, kaip patarsi, va. Paėmė šitų nereikia. Ai, nu tu gerai, va. Tada aš gerai viską gyvenu. Tas šilumos. Ir aš toliau pusę aš pasakysiu tam tą. Aišku, Tomas bus, tai kas tu būsi, aš būsiu parapijos ir bažnyčios klebonas, kunigas. O aš būsiu tada maždaug dabar būsiu galėsi... miestelio vadas. Tu galėsi kaip patars, kai manęs, pavyzdžiui, nebus, tu galėsi patarnauti. Jo, ir pabūsiu vadu. Tas pats, kai žinai, kai Saulis. Tai va, tai dabar, na, žiūrėkit, mane žiūrovai statysime čia. Čia, kai žmonės pastatytos. Žinai, kad aš pastatysiu vieną dalykėlį biškį. Palauk. Nereiktų kitas pavadų. Palauk. Nes... Va, žiūrėk, aš galvau ir... Ne tu darai. Reikia, žinai, kaip padaryti? Tu aš noriu va tą kažką... tą kaip knyga, kur toliau. Nepamenu, kaip jinai dabar vadinama. Senai, aš tikrai senai nežaidžiu. Bet tai aišku, su magija, tai tokių dalykų mes nepriemam. Nebent tik tai parašyta. Vadočyta. Jau kažkas jau panašiau. Tuoj surasim. Ne. Kur ta esi knyga, aš nepamenu. Žinau, kad jinai tik rasti. Gal nereikia mums tos knygos, ateisime tos knygos. Turbūt jau pamenu, dabar palaidžiu. Kur čia esi? Reikia ir paveikslų nurodyti. Jo, žinau. Čia va, 5 žvaigždės. Maždaug dabar. Kur tas knygą praleidau? Ten aš ten. Aš tu galiu paėti. Kur buvo suras? Nežinau, kaip yra. Bet ne tam. Va. Tai čia, bet nereikia didelio stalo. Ojoj! Nebeapseisim. Va, dabar šiandien labai tikrai gerai. Bet reikia kažkaip padaryti, nežinau kažkaip. Nu tai šiandien tiek šitam epizode viso. Viso gero.